C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai aš pradėsiu gerai. Tas pirmos vietos, tai ta motivacija dabar gerokai padidėjusi, tai pirmo vietoj turnyro lentelėje. Kautis toliau. Čia, kad kitos varžybos visai. Čia mes ne pirmoje vietoje esame. Suprantu, bet vis tiek prideda kažkokios stimulų. Nesifotografavom tos lentelės, tiesiog žinome, yra smagu, kad yra taip, kaip yra, tikrai, bet, kaip čia pasakyti, einame nuo rungtynių iki rungtynių ir dėja gyvenimas toks, kad kiekvieną dieną vis kažkokias tai problemas atneša. Tai kažko tai labai džiugauti ir švęsti nėra ko, yra galvoj ir yra daug rūpesčių, kaip pasiruošti, kaip galima geriausiai tom sekančiom rungtynėm. Kalbant apie Lions komandą, koks tai varžovas? Liūtai. Stiprus varžovas, jie pasiekė daug pergalių, gana aukštai stovi grupėje, talentinga į puolimą orientuota komanda, žaidžia labai greitą krepšinį. Daug tritaškių, turi gerų metikų, taip kad tvarkytis bus nelengva. Meta po 90 taškus, praleidžia po 88. Tai klausyk, tu jau viską žinai, tai ko tu manęs klausinėjai? Tu man galėtum skautingą duoti. Taip, galėčiau. Tai parašyk, aš atsiųsiu paštą elektroninį. Bet gal kažkiek panašus mačas į tą, kuris buvo su Rytu, matant tempą, kurį palaiko Lions. Kažkas tai bus tai panašu. Kitaip nėra. Kažkokias pamokas, aišku, atsinešim. Turėjom vieną tokią pusiau poilsio dieną. Vyrai mankštinasi tik tai treniruoklių salėse, kas buvo atėjęs dar ir į salę, o šiandien renkamės, bandysim, kiek esame, kažkiek pasikartot, atsigaminti ir, kaip ir sakiau, pasiruošti rungtynėm. Koks yra galbūt Roko Guščio vaidmuo šitoj komandai? Jis nėra pagrindinis žaidėjas, bet yra turbūt svarbus kaip ir kiekvienas. Dabar iškritus su Laimonu, buvo tas kelios rungtynės, kiek galbūt esate patenkintas to susilipdymo be savo komandos lyderio, kiek galbūt kiti užpildo tas pozicijas, kiek esate to patenkintas? Esu labai patenkintas. Kada galima tikėti iš tos žvaigždės, kur mėto jau aikštelėje? Ką nors lengviau pat. Jisai pradės po truputį su mumis judėti, o matysime, žinote, čia yra toks dalykas, reabilitacija. Kažkur tai, kada grįžti po traumos, atrodo vienai planuoji, bet pradeda skaudėti daugiau, turiu sumažinti krūvius, taip kad labai taip tiksliai aš negaliu atsakyti. Ką galbūt duoda Rašydo buvimas kartu su komanda, treniruotė, atimas, ties treniruotės, ką sutikėt? Kaip bendrumą ir jam, ir komandai palaikymas, tai yra kaip labai svarbu. Jūsų dar šio sezono auklėtinis Arturas Žagaras tapo Latvijos metų krepšininku, kaip reaguojate tokią naujieną? Sveikinu, dar kol kas asmeniškai nepasveikinu, bet po treniruotės būtinai paskambinsiu ir labai džiugu, ir jis nusipelnė. Ir kartu primena, ko mes netekome. Dažnai turime pasitaiko, kad po gerų rungtynių, po geros pergalės komandų žaidimas nusėda. Mato tokią riziką prieš šitos rungtynės. Ta rizika egzistuoja, einant į kiekvienas rungtynės. C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.